Kai tu nebetenki būtent karinės jėgos, nes gale ir nebegali diktuoti kitai kokiai nors galiai, tu darysi viską pasaulyje, kad šita galia išnyktų arba būtų sužniuždyta. Tai dar kartą kartuoju ir vyksta pasaulyje šiandien. Tuos bankos visur yra paklūstama būtent tai sistemai. Tai yra, bet tam, kad šitą sistemą priimtų, reikalinga turėti karinę jėgą. Negali tu be jos. Ideologija, jėga karinė ir finansiniai instrumentai. Ir tada tu superki pasaulį. BlackRock superka pasaulį. Aš jau esu daug kartų sakęs. Vanguard, State Street, visi šitie yra superkimui pasaulio. Ir tik tai sunaikinus centrus emisinius, kurie priklauso privačiam kapitalui, tai yra super privataus kapitalo centrus. Ne pačio kapitalo, kuris, sakykime, centras priklauso valstybei. Ne. Marksas yra pasakęs. Nėra tokio kapitalisto, kuris dėl 300% pelno nesutiktų pribaigti savo konkurentą. Matom. Tai štai yra ta problema. Dar kartą kartoju. Konkurentai atsirado, suprantat? Ir reikia mąstyti, kaip tai išspręsti. O kai tu negali jėga nugalėti konkurento, tada turi mąstyti kitaip. O jeigu jis išsprūdo ir iš tavo pinklių, bent jau daugiau ar mažiau, reiškia, finansinių pinklių, apie tai, kad ideologinės pinklės, reiškia, išsprūsta iš tenais taip, bet tu turi dar kitą dalyką, kur London City yra stiprybė, arba London stiprybė. Tai yra būtent šitų, kaip savo laiku Anglija masonus steigė, reiškia, visoji XIX amžiuje steigėsi masonus, kuriuos kontroliavo, reiškia, būtent visose kontinentinėse valstybėse. Rusijos imperija juos velnio pasiuntė, reiškia, o paskui Vokietija, kai jau susikūrė, susivienijo, jinai praktiškai, reiškia, sukūrė savo būtent didžioji Vokietija masonus. Ir tada jau buvo aišku, kad Anglija eis į karą. Nuo tada pradėjo ruoštis tam karui. Nes tos situacijos praktiškai nebegalėjo įtakoti kitos valstybės, reiškia, elitą. Lygiai taip pat yra dabar, ko mes staugiam, tai baisiai, kada Gruzija priima, kad tai yra užsienio agentas, jeigu jis yra finansuojamas iš užsienio fondų. Lygiai taip pat juk Amerika tai yra padariusi senai. Ji puikiai tą supranta, kaip finansuoja, kaip veikia panašiai, tai lygiai tas pats yra tos vadinamosios penktosios kolonos. Ir tie žmonės daugumoje tiki tuom, kas jiems įkalta į galvą? Mums šiandien įkalta į galvą, kad vakarai yra patys stipriausi, kad demokratija yra pati svarbiausia, kad laisvės yra, kokias tik nori. Ir panašiai taip toliau, ir mes net nenorim pažvelgti. Mes sakom, kaip mes gerai gyvename, mums visiškai nerūpi, kad 65 milijardai skolos, sakykime, gina. Bent jau taip skelbiama, reiškia, yra globalioje statistikoje. Ar kas nors, kad nerūpi mums, mes šiandien gyvenam šitą dieną. O aš sakau labai jau ne pirmą kartą, šitas baigėsi. Kaip gyvensim po metų 2? Esam nesavarankiški, absoliutiškai, esam kolonija. Jeigu rimtai vykdom tik tai nurodymus virš nacionalinių darinių. Melas pasiekė tokį lygmenį, kad jau politikoje be melo neįsiversi, viešoje erdvėje be melo neįsiversi. Viens kitą žmonės apgaudinėja. Žino, kad apgaudinėja. Tas, kuris priima tą apgavystę į taip labai normaliai ir stengiasi, taip, tu teisus, panašiai taip toliau, nuo kurio priklauso, sakykime, tavo likimas. Aš žinau, kad ant manęs pyksta ir sako, kaip tu gali, aš jau kartą kartojau ir pabandysiu pasakyti. Tai, kas dabar šita ideologija, kuri yra Ukrainoje, jinai susiformavo ne kur nors kitur, o vakarų Ukrainoje, kadangi jinai turėjo pakankamai didelį sąryšį su Austrija, kuriai priklausė, reiškia, imperijai ir taip toliau panašiai, Lenkams, kuriems priklausė labai daug. Ir antras dalykas yra revanšistiniai. Tai nereiks slėpti. Tai yra bandymas atskaityti, reiškia, su Rusija už tuos juk nepaslaptis, kad vis dėlto ir tremtys, ir, kalbėkim taip, ir partizaninis judėjimas vakarų Ukrainoje buvo didžiulis. Kaip ir nusikaltimai vakarų Ukrainoje žydų atžvilgių buvo milžiniški. Tų pačių ukrainiečių.
tuometinių aišku. Ir iš ten ta visa ideologija pabandyta uždėti ant visos Ukrainos, kurie yra praktiškai iš 3 imperijų, gabalų sudaryta, likusių imperijų, kurios buvo anksčiau. Osmanų, Rusų imperijos ir Austro-Vengrų imperijos. Negalėjo niekaip šitą ideologiją prigyti pietryčių arba pietų reiškia jinai Ukraina. Negalėjo jinai prigyti. Tuo labiau, jeigu tvirtai ir aiškiai pasakytumėt, kaip iš tikrųjų buvo sukurta ir kada buvo sukurta ta tikroji Ukraina, kurie dabartinės sienos. Suprastume, kad viduj negalėjo būti santaikos. Ten reikėjo ieškoti santaikos sutarimo tarp visų. Ir nereikėjo kurt antirusijos. Ukrainiečiai su savo vakarų ukrainiečiai, su savo, kaip čia pasakyti, tokiu šlektiškumu, savo išskirtinumu, kurie jie laikėsi pačioj Ukrainoje. Ir būtent pietryčių ir pietų Ukrainos, iškart nuolaidumu, gavo tai, ką gavo. Ir dabar jie kariauja. Kariauja už tai, ko jie jau nebeturi. Ir nesupranta, kad jie yra tik instrumentas. Man liūdna, man gaila šitų žmonių iš tikrųjų emociškai. Jeigu aš galėčiau šitą, sakykime, būtų mano valia, tai šitą dabartinę vyriausybę su prezidentu priekyje, garbės žodis, damaž už tam tikros vietos pakabinčiau, kad visi matytų, kaip negalima elgtis su savo piliečiais, su savo tauta. Praskolinta ta Ukraina. Neduok Dieve, kurie nors valstybei įsimaišyti tokią košę. Ir dabar patys stovim ant ribos ir nežinom, į kurią pusę atslinkti. Bet mūsų galvos lygiai taip pat užkirstos. Mūsų ideologija, mūsų vidiniai, ypatingai jaunų žmonių, reiškia, ginai, sakykime, supratimas jau pripildytas tą ideologiją. Mes lygiai taip pat su jumis sukūrėm antirusiją.